Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir toliau apžvelginėjame Pelikan modelius. Šiais metais Pelikanai labai pasistengė gaminant lengvas, labai patogias baidares. Štai atnaujintas modelis Alliance, praeitais metais turėjom XP modelį, šiais metais yra 136T modelis, tai jis yra padarytas truputį paprastesnis, buvo atsižvelgta į tai, kad XP kaina buvo aukštesnė. Ir šiais metais jo numažino kainą, bet padarė paprastesnį, nuėmė priekinį liuką, gale padarė išlietą liuką, nuėmė sėdynės paminkštinimus, tačiau paliko ErgoFit sėdynės atlošą, yra kojų atramos priekį ir gale, yra zigzag formos, jos nereguliuojamos, kad galėtume tiesiog įsispirti. Ši baidarė sveria viso labo 30 kg, kaip dvivietė baidarė tai yra labai nedaug. Jos keliamoji galia yra 227 kg ir jinai yra 4 metrai 11 cm ilgio. Tai yra pakankamai ilga, plati, stabili dvivietė baidarė, skirta dviem suaugusiems žmonėms. Per vidurį turi išlietą gertuvės dėtuvę, turi vietas pasidėti ar tai telefonui, ar tai kažkokiam užkandžiui. Turi išlietas ant sėdynių vietas buteliukui. Sėdynių atlošai yra reguliuojami labai paprastai. Pasitraukėt ir galite pasižiūrėti, ar norite stačiau ar gulsčiau. Ir pačiam gale turime išlietą dėtuvę susidėti dar kitiems kelionės daiktams. Tai labai paprastas modelis, turi viską, ko reikia, jis yra labai lengvas. Tai yra didžiausias jo privalumas, kad 30 kg, kad svertų dvivietę baidarę jau. Polietileninė dvivietė baidarė, tai jau labai sunku šiais laikais rasti. Dažniausiai prasideda maždaug nuo 38-40 kg. Ja galite ir vienas pats pasimti, užsidėti ant mašinos, arba jeigu plaukiat su vaiku ar su žmona, tai nebus tikrai problemų ją transportuotis. Džiaugiamės tokiamis baidarėmis ir džiaugiamės labai, kad padarė itin žemą kainą šios baidarės. Tai kas ieškote lengvos baidarės, dvivietės baidarės kelionėms, siūlyčiau atkreipti dėmesį būtent į Pelikan Alliance 136T. Ir susitiksime kitose video.